Labas rytas, kaip įsimiegojęs? Aš visai neblogai, šiandien keliaujam porą lankytinių vietų. Kelio šiandien pasitiko su tikrai stačiais kalnais. Dabar pastoviai vis važiuoja į Įkalnes. Filmavau šiandien vieną kadrą, tai nukrito mano main kamera didžiai. Nuveikia. Gerai, kad buvau uždėjęs stikliuką apsauginį ant skryno, tai išgelbėjo. Nepapasakau vakar apie sukilimą. Tai jeigu namų neskaičiuojant, jau kaip važiavau nuo atvyktos vietos, nuo Bach miesto, gavosi per 40 km, truputį mažiau apie 400. Šiandien sukilimas laukia 450. Neturiu kaip pamatuoti, tai va tik ir Google žiūriu. Tai visą kelionę ir jos idėją papasakosiu viską vėliau truputį. O rytoj jau planuoju jūrą pasiekti. Holy moly! Artėjom prie bokšto, šiandien šeštadienis. Tai visur bus daugiau žmonių. Alfredo bokštas. Turbūt vidų galima. Gerai, keliaujam, žiūrėsim, ar įleis mane su visa manta. Nuotraukite daras ir aš įeisiu turbūt. Geras naujienas, lipsim viršų. Čia pati pradžia. Pradedam žygį į viršų. Eina savo, man rodas, jau pamačiau. Išėjimas, negi pakilau. Netikrai blogai, žinokit. Kad ten dar aukščiau negalima. Niekur kilt, viskas. Oh my goodness. Eina savo. Užlipau. Kai matot, keliauju visiškai gamtoje. Į vieną pusę pažiūrėsi gamta, į kitą jokio miesto nėra šalia. Miškai, gamta ir aš dabar važiuosiu ten, kur į miškus turbūt. Gerai, keliaujam į miškų esybę. Čia labai mažas duris. Su šalmo jau bum galvytė. Važiuojam dabar į dar vieną lankytiną vietą. Čia pat iš tikrųjų. Apie 7 minutės su dviračiu. Tai bokšto aukštis apie 500 metrų, o į viršų laiptelių buvo 205. Verta užlipti tikrai. Ką šiandien valgysim? Tunėslovą su makaronais. Turbūt norėtumėt paklausti, kodėl aš tokią vietą sustojau. Nei saliuko, nei nieko. O dėl to, kad noriu čia droną paleisti. Kad dar nenutoltume nuo Taverio ir galėtume nuostabi gamta. Iškynis. Svygaus triukę truputį vėjas pučia.
Nėra šalta, bet sudėjau. Nuostabaus grožio miškas. Lemba. Čia tik lipt. Su dviračiu. Kelt reikia. O ką daryti, jeigu nori važiuoti toliau? Ką, reikia perskelt dviratį ir važiuosim ten. Žemyn, žemyn, žemyn. Gražu čia. Varteliai neatsidaro. Tai va, žmonės lipa, jeigu matot. Tai reiks ir man kažkaip dviratį perkelt. Vidury laukų įspūdingas paminklas. Ar koplyčia maža. Keliaujam, jau karštą, reiks triukio velniop. Nuo dviratuką persikeliau. Buvau filmavęs, bet pasirodo kameros nepaleidau. Atsimenat, vakar sakiau, šitas vis krenta. Uždėjau vieną čia hamutą, kitą ten. Ir laiko, kol nenuplyš turbūt hamutai. Šiaip su dviračiu viskas tvarkoj. Kas tik ryte buvo kojelė atsilaisvinus. Šita dalis, nežinau kodėl, liktais buvau gerai priveršęs, bet nieko tokio, viskas tvarkiau. Keliauju visiškai laukuos, galima sakyti, su nuostabiais miškais. Beveik dėjau, reikia kažkaip įlysti teritoriją. Užtverta. Teks grįžti. Reiks truputį atgal pavažiuoti, visai nedaug, bet kaip tokie vaizdai, tai vaikščiot ir vaikščiot. O čia tai pasisekė. Nuėmiau spyną velniop aštą, ne spyną, o lenciūgą. Ir galiu įvažiuoti. Oi, kaip pasisekė. Aš jau galvoju, reiks ir vėl kelti. Ne į velnę, nieko aš nekelsiu. Važiuojam į teritoriją. Bliam, aš jau apsidžiaugiau, privažiuoju. Spyna. Su geitais, bet žmonės padarė aplinkelį kažkaip opa ir praeisim gražiai. Antras tikslas pasiektas šios dienos. Dabar važiuojam prie pastato, pažiūrėsim. Labai graži National Trust lankytina vieta. Likau sužavėtas. Žiūrėkit, kokios lubos. Insane. Keliaujam. Keliaujam toliau. Reikia jau judėti. 2:23, dar turiu pilną šiaip laiko, čia nėra taip toli valandą. Visiems čia siūlau atvykti. Nuvažiavęs ten. Keliausiu į miestelį šalia kažkokį nice. Reiks į maistą nenusipirkti, nes atsistosiu dabar kaime, tai ten jokių parduotuvių nieko. Iš tikrųjų, tai aš net nežinau, čia galima su dviračiu. Tai kas įdomiausia, kad šitoje vietoje, kur buvau, su dviračiu negalima. Jau po to, kaip išeidinėjau, Stafas klausė, sakau, tai kaip tu čia atsidūrei su dviračiu? Sako, ai, per laukus ten. Privažiavau kažkokį tiltelį. Nu, lentos tiktais geros. Visas vandenėlis subėga. Ai, ten praeina pro apačią į kitą pusę. Supratau. O aš iš tikrųjų
Pasiklydau truputį, blemba navigacija neveikia. Keista, aš esu atsisiuntęs, bet gal pasigubė galiojimas, tai bandau ryšį surasti. Važiuojam be navigacijos. Gal ką rasi. Nu va, ryšys atsirado. Būsim apie 4, dabar jau yra 3-18 km. Ir viskas, tada važiuosim mažą miestelį apsipirk maistuko. Aš sakyčiau, kaimiečiai gerai gyvena. Labai gražiai priedo. Kam tokie keliukai? Ta mašina truputį mane išgąsdino. Eina savo. Tuo privažiuosime stuką, pasimsim kokį gėrimą skanų. Iki vietos liko 6 minutės. Tai tikrai nedaug. Tai aš galiu pasakyti, life is good! Važiavom miestelį, sustosim, kad nors atsigert nusipirkt. Pabandom tokį. Šaltas, o vandens turi šalto. Turi, paimsim vieną mažiuką. Truputį atsigaivinsim. Nežinau, ar kojytė svorio nebeišlaiko, ar kas. Ar jį ten atsisuko, pasižiūrėsiu vėliau. Bet nelabai patinka tokie dalykai. Tai papasakosiu dabar truputį, kaip aš čia sugalvojau taip keliauti. O gavosi taip labai paprastai. Aurimas, galiu net pavardės nesakyti, turbūt visi žinot. Žiūriu jų senai, žiūrėjau ir po to atsirado dar vienas veikėjas. Špikis. Ir kaip viskas atsitiko, buvo maždaug sausis, pradžia pati. Žiūriu su žmona vlogą to žmogaus ir sakau, žmona, viskas, aš perku touring, tai vadinamas keliautojo dviratį. Ir planuoju savo kelionę. Tai dviratį turbūt įsigijau po 2 savaičių. Ir pradėjau ruoštis kelioniai, o dabar aš jau čia. Tai ačiū tiems žmonėms, o keliaudamas jau 2 dieną, nu tarkim, 1,5, sakykime, aš jau esu šoke, kiek įspūdžių pamačiau. Širdis džiaugiasi labai. Tai matot žmonės, kiek reikia kartais nedaug. Reikia kažkas paskatintų. Tikslas kelionės pamatyti kuo daugiau gražių vaizdų. Aišku, taip, kaip sakant, rizikingai padaręs. Nes užbukinęs viską į priekį. Kiek čia dienų? 5 dienos. Kas nutiktų, aš nebegalėčiau atšaukti. Nu, bet yra kaip yra. Kol kas viskas eina pagal planą. Ir aišku, ačiū už tokį orą nuostabų. Špiki ir Aurimai. Didžiausi linkėjimai iš Anglijos. Nuo manęs Edvino. Keliaujam! Jau 35 tik šiandien kilometrai padaryti. Liko 20 minučių iki atvažiavimo vietos. Spaudžia maksimaliai! Kaip linksma važiuoti iki gyvenamosios vietos, kaip tokie keliai. Sakyčiau, tokios trobelės primena Lietuvos sodus. Jo, toks vaibas, kaip į kokius sodus pataikyčiau. Grinai. Nice. Man jau iki vietos liko 3 minutės. Aš jau šitam kaimelį. Ar negražu? Gyvenk ir norėk. Ir jūra netaip toli. Na va. Būsiu visiškas kaimietis. Kažkur kaime. Tikiuosi, čia atvažiavau. Vis dėlto ne čia. Na, bet nu čia tik minutė. Tai labai greitai būsiu. Welcome to paradise. Spring Hill, aš čia. Darom artus ir kūrėmės. Pailsėsim, pavalgysim ir važiuosiu, kaip ir sakiau, miestelį. Sveiki, sveikučiai, padarom greitai namų turą. Užeinam. Ir ką mes matom, kas man priklauso. Taigi visa vonia netgi. Vonia. Nu. Čia kaip ir turi viskas būti. Mano kambariukas.
Labai jaukus ir gražus iš tikrųjų. Ir sodas priklauso man su visa virtuvė ir su gražiu vaizdu į gamtą. Tiesa, tai šis Airbnb išnuomotas namukas, ne namukas, kambarys, kiek kainuoja 64, man rodos, tas pats Chinese style. Pavalgom ir važiuojam normalaus maistą. Visiems skanaus. Atsilasinau dviratuką, mažiau tašių, mažiau svorio. Atsiminot, vakar elektrolitus kapojau. Metam vėl kliunkt, o dabar tai bus. Gerai, iki miestelio pusę valandos važiuojam ir dainuojam. Menininkai gyvenam. Matomai. Dabar turim 20 laipsnių temperatūrą. Jau 6 pas mus valandas. Tikėkimės, nebus kokio nežmoniško kalno. Ir aš kaip tik važiuoju ten. Very steep. Labai statu. Nuvažiuojam. Jau man ten už posūkio nieko gero nežada. Kilometras su pusė, 10 minučių. Tikrai nieko gero nežada. Vakaro dovana. Ne? Kad negu vakar nėra stačiau, kur reikėjo stumtis, bet dar į kalną važiuoju. Vėl švieski man vėl. Vis dėlto Steep Hill nemelavo. Kas sakė? Labai steep. O kaip žinote, pas mane priekinė žvaigždė tik viena, tai teko stumti. O ką daugiau? Įsivaizduojat, net elektrolitai nepadeda. Čia jau reiškia rimta. Labai rimta. Ir dar į kalnešio gal baigėsi. Ar matot, ponas Bemūnas? Nežinau, ar matosi. Kalnas į galą buvo visai neblogai jau įveiktas. Be jokių sustojimų. Labai gražus miestelis. Kažkas kepa mėsą. Kaip šašlykai. O kaip žmonės ant kalno įsitaisė. Ne taip čia lengva ir pavaikščiot, kaip jau vyresnė amžius. Ką norėjau paminėti. Pagal gulčiuką padarė. Bent jau tą geriau. Šitą tik atrėmė plytą. Va, iš tą kalną užkilau. Aukštai. Nuvažiuojam, Margit. Miestelis vertas dėmesio. Istorinis. Važiavom. Einam, užkasim. Kągi mes čia skanaus turime? BMT Italiana. Štai ir Morisianas. Prietukas parduotuvėje, nors ir parduotuvėje, aš vis tiek prisegau. Man taip ramiau. Gerai, einam, pasimsim, ką nors. Apsiprekinam truputuką. O, kažkas muziką mėgsta garsiai klausyti mašiną. Aš irgi mėgęs. Keliausim namuko. Leidžiamės. Eina savo. Čia taip pristabdžiai užkais. Ačiū, kad mus sekėte, DJI. $7:32. Ir dabar manęs laukia Steep Hill iš kitos pusės. Bus smagumėlis. Neturėjau GoPro, bet nusileidau per minutę kokią. Važiavau savo miestelį.
Kaip tik kavo mano kambarį, nuo kur pradėjau savo kelionę. Turbūt kažką tai reiškia. Gražių daiktų, visokių turi šiaip, paveikslų. Čia panašu, kur rytoj važiuosiu. Labai panašu. Galima apžvelgti šiandien skaičius. Taip, dabar jau yra 8. Tai mes pravažiavom 58 kilometrų šiandien. 5 valandas. Average 11,75. Average mažas dėl to, kad stumdžiau parke. Spidometro nenuimu. Einu pavakarieniauti ir reiks eiti ilsėtis. O dabar Singapore style. Pažiūrėsim, kuris geresnis Chinese, Japanese ar Singapore. Dviratukas turi savo vietą, jam čia ir tinka. Singapūrui gal irgi nieko, truputį jaučia šias štumas, česnako, gerai. Antibiotikas. Spicy 3. Nepažiūrėjau ženklą. Viskas aišku. Ačiū, kad buvot su manimi. Aš einu ilsėtis. O jūs ką, iki kito vlogo. Ir paspaudai. Bye. Good night.